Žiūrėkit, mamos daržas toks. Aptverta viskas, su varteliais. Welcome to Kryp. Prašau. Kas čia ateina? Direktorė ateina. Reikia lipti į aną pusę. Padaryti ant takų. Prisiminsim senus laikus, kai mes darydavom šautuvus. Tai mes čia viską padarysim. Sulengiu. Paprovi savo kamštelį. Daug užsuksiu. Pažiūrėsim kaip tavo. O, tavo geriau. Aš sakiau, kad mama geriau. Kas tokiasi? Mano. Adios amigos, baby. Kas tau buvo, nes? Ką? Aš va taip nusisukau ir paskui Kamilė atėjo ir tada mane kažkas apaškė. Apsisisiau mane? Ne, mane va nugarą viskas nutrūkė. Žiūrėk, ten varva ant stogo. Pasakyk. Ant stogo varva, sakau. Nu, sumeluoji. Ten turbūt tokie. Nu va, mūdynės baigtas. Aš visai šlapia. Nuo butelių, o dabar tai skibirais. Bet visada tai perauga į kibirus. Matom, kai nesilauži. Ai, žiūrėk. Mano. Nu ką, jau viskas, važiuosim lėt. Op. Labas rytas. Nu ką, tu va nežinau, labai girdit mane, nes nepasiėmė mikrofoną, tu va nuvežiau Sivėrį į darželį, kaip matėt. Sunkiai kėlėmės mes čia. Mėgučių norėjome čia dar su kauke nuo vakar pasitepus, tokia riebalinė. Tokia, ai galvoju, nieks nematys, greit nuvedu vaikai į darželį ir bus gerai. Vakar matėt, buvom kaime ir šventėm žolės. Grįšiu namo su šitą princesę. Ir judėsim toliau. Reikia į galą įsuplauti. Bet kaip ir siekia! O taip pat gyvenam. Tai plius 30. Nesame prie ventiliatoriaus. Šiandien tai plius 32, tai žiauriai karšta, ventiliatorius jau pučia ir nėra jėgų, tiesiog nėra jėgų.
Va tokia mūsų realybė, kai yra plus 30 dir. Ne, ben filmuok, tu man išėjau. Karšta belė kaip, kažkam biuletenis. Čia šiaip kita diena, tai va ką. Pas doktorytę atvedžiau berniuką. Ate. Darysim makaronus, bet neturime formų, tai piešiam patys. Skanus arbūzus? Nelabai. Tais makaronais tai yra reikalų, eina savo. Maišyti ten per daug, gal netgi per skista jau ta tešla gavas, nežinau. Tą parodyk, labai gražus. Man atrodo, vidų nieko nėra. Įvašyti, žiūrėk, žiūrėk, nuimsim. Nu, pabaisiukai. Aš tikiuosi girdus. Važiavom į kaimą, bandysim daryti makaronus. Tai bandysim antrą kartą daryti. O tie specialistas. Labą dieną. Šiandien gaminsime, kaip ir sakė, makaronus su faršu. Kaip sakė, tikras mes į savo receptų neišduodam. Tai kad mes su receptų neturim. Nu, tai mes iš interneto paimsim. Taip ir nepasakiau. Kas nutiko mašinai? Ar mes turėsime mašiną toliau? Ne. Ar jinai važiuoja? Kur atstur? Rieda. Rieda. Bet ne pati. Tai va, mašinai, pakomentuok tu, kas mašinai tiko, ar turėsi mašiną. Mašinos nebeturim. Užkalė variklis. Remontas kainuoja kaip pati mašina. Tai nežinau, ar verta taisyti. Manau, reikės taupyti ir žiūrėti kitos naujos mašinos. Šitas video yra, nežinau, labai mėtytas per mėtytas, gal kažkas gausis, nežinau, bet vis kažkas. Nes tiesiai šviesiai tai yra žiauriai karšta. Telefoną net nesinori nieko filmuoti, nes tiesiog bėgi ir limpi. Nėra jėgų. Realiai tai nėra jėgų. Kažką daryti, kažkur važiuoti ar kažką filmuoti. Tai va, kažkas gaunas, tiek gaunas ir varom dirbti. Davai. Trečias dublis makaronų. Trečią dieną, trečias dublis. Vakar neišėjo, įdėsiu kur nors nuotrauką, kaip gavosi. Ar rūžavų dėjau? Fotkinai rūžavus? Nu, prieš tai kas gavosi. Nu, įdėsiu pirmi kaip gavosi ir Dabar kaip antrą gavosi. Dabar trečias dublis, žiūrėsim. Mes kaip suprantam, tai... Jo, mes pirkam gan daug visko, tai va, žiūrėsim, kas gausis. Taip tik ištraukiam kol kas, tai gerai atrodo. Vėliau žiūrėsim, kas gaunas. Nesigavo. Trečias bandymas irgi nesigavo, gaidys. Ketvirtas bandymas. Ketvirtas. Šeštas bandymas daryti makaronus. Vakar nebedarė makaronusų. Šiandien bandom iš naujo. Šeštas kartas ar penktas? Šeštas. Kročiu, tenais apalangęs šeštas kartas. Nepavyko. Septintas kartas.
7 bandymas. Rankos jau darbėti net pradėjai. Tokie gražus šį kartą. Na, bet ką žinau, kaip čia man gausis vėl. Daužykai. Nu, pažiūrėk, šį kartą gražus labai jau gavas. Žiūrėkit, 7 kartas. Padaryk. Žiūrėk. 6 kartas. 7 kartas. Padaryk. Skanu, ne? 7 kartas nemeluoja, klausyk. Lendas. Delno. Va. Eik, tas švilptantyčia, kaip gerai. Mūsų 8 bandymas, ką tik ištraukėm iš orkaitės. Nežinia, kas gausis, dabar tik vėsinam, bet šiaip tik gražiai atrodo. 7, va? 7, va, kaip įrodžiau prieš tai čia, va taip va gal. Viskas labai gražiai. Čia 8. Kaip ir atrodo viskas gerai, bet kai žiūrės pamatysim, ar tikrai. Patenkintas? Kol kas taip. Kol kas taip. 9 kartas einam, dabar reikia biškelį, kad atvėstų ir tada susitiksim po kokių 3 dienų, 5. Ne. Mes šitą video filmuojam savaitę kažkur. Šita esmė buvo filmuoti, kaip mums sekas makaronus ir panašiai, mes būtume ir papuošę jau, bet mums tik pradėjo sektis vakar darytis. Tai gaunas, kad tas video žiauriai ilgas. Nu kaip, ne tai, kad nežinau, kaip jis ilgas bus, bet jisai labai ilgai daromas. Jau virš savaitės filmuoju. Ir parašykite man komentaruose, ar norite šitų makaronų pilną receptą ir aiškaus. Mes pabandysime, pasistengsime padaryti kuo aiškesnį, kuo įdomesnį. Tad parašykite komentaruose, ar norit. Tad, o dabar kol kas laukiam, kol išjus ir žiūrėsim, kas bus viduj. Nu, matė, vėlėtiniai jau 10 kartas, jie viduj yra žiauriai geri, bet jie negražus gavosi. Ką darai? Vakar pabaigėm daryti makaronus. Nieko nefilmavau, nes mes pradėjom juos puošti, kai vaikai miega. Ir labai jau ten tyliai viską, taip greitai nebuvo ir iš tikrųjų net kaip nufilmuoti. Tai va, šiandien yra penktadienis, rytoj yra ta didžioji šventė. Tai aš greit pavedžioju šunį, greit važiuojam į miestą, nes mano siuntinys neatėjo, užsisakiau aš ant balionų, suknelių, savo vaikų, nu žodžiu, šventį pasirašiau, siuntinys neatėjo iki šiandien. Tai reikės iš naujo viską pirkti ir, žodžiu, tai lėksim į miestą ieškoti suknelės, balionų, žvakučių ir visokių tokių dalykų. Tai vad, dabar yra 9:30, tai va greitai pereinu namo ir tada lėksim į miestą viską žiūrėti, ką pirkti. Vis kažką mes jau buvom susiruošę, važiuoju, žiūriu, gaunu SMS, kad atėjo siunta, nors man atrodo, kad nekeliauja. O jinai mums reikalinga rytoj. Ir ačiū Dievui, kad tai yra. Eina savo, kaip šitos siuntos reikėjo, žinokit. Nu, va, ką tik pasportavę. Bliama, po tiek metų, tai jau biškėlį yra ką veikti. Pasiilgau šitos salės. Kiek čia valandų? 11 valandų pučiam balionus. Dar laukia daug ko, ne? Pasiėmė draugę, kad padėtų. Na, čia matau surašinėjai. Kibinukai kepa. 1 valanda balionai. Nu, tipo jau kažkiek padaryta, jau beveik padaryta, bet tie kibinai varo vėžių. Iš
tikrųjų jau noriu eiti miegoti, rytoj anksti keltis. Vakreicija anksti kelsis. Tai reiškia, ir mes anksti kelsimės. Jau noriu eiti miegoti. Prigulė nabagai. Kas čia su rankam prie? Balionas. Balionas. Opa. Balionas. Kokia čia kalba šneki? Ką nori, mano? Balioną nori? Nori balioną? Oi, tu. Pabiškai jau darosi kažkas. Į batai, į viskučias. Eik, nužiūrėk! Simukai, sakyk, nu. Pasakyk, nu. Ne, čia tau, nu. Negalima taip daryti, taip? Žiūrėkit, jeigu stumdys, ką jūs įdaryti? Mano gimtadienis pasibaigė. Taip. Jubiliejate tave kažką. Žinokit, gimtadienis kaip ir viskas gerai, bet kaip ir nelabai. Gimtadienis buvo toks su ašarom, nes praradom augintinį labai staigiai. Per parą laiko šuo paliko mūsų pasaulį. Gulėjo, galvojom pasitaisys. Tokios nuotaikos nelabai geros. Tai jau, Spaiko nebėra.